Ar žinai, kam yra reikalingos šitos granulės? Jos yra pirma pagalba, jeigu tau užsikišo vamzdynas, jeigu tau reikia eit maudytis po dušu, o vanduo tiesiog nenubėga, ypatingai dušo kabinose ar ne, jeigu semia. Tai šitas vaistas, šitas gydytojas, santechnikas ekstra yra pirmoji vietoj. Ir labai svarbu žinoti, kaip juos reikia naudoti, nes jeigu jūs naudosite neteisingai, tai gali nebūti rezultato. Reikia pirmiausiai pusę litro verdančio vandens supilti į tą užsikišusią kriauklę. Tada kamštelį nedaugiau 2 šitas granulės suberti ir ant viršaus vėl pusę litro verdančio vandens. Tada palaukti apie 9-15 minučių ir po to nupilti 20-30 litrų vandens. Šitos granulės, jos yra tokios, kurios neužkiša vamzdžių. Aišku, jeigu jūs nenupilsite po visos procedūros 20-30 litrų vandens, gali susidaryti korėta medžiaga ir po to dar blogiau gali padaryti. Bet jeigu viską atliksite teisingai su verdančiu vandeniu, pusę litro prieš, 2 kamšteliai nemažiau, ta prasme vienas nedaugiau 2 kamštelių ir ant viršaus pusę litro verdančio vandens, po 15 minučių nupilsim daug didelį kiekį vandens, tikrai jūsų vamzdynai jums padėkos. O jeigu gyvenate 2., 3. ar 4. aukšte, tai dar ir kaimynam pravalysite vamzdžius. Ir kaip yra gerai, kai mes turim šitą dalyką pas save kaip vaistinėlę, ne? Bet kad ir vėlų vakarą tau užsikišo, tau reikia plauti indus ar kažkokia tai vėl situacija, tau iš karto į pagalbą ateina. 1-2 pasidarė ir jau gali po 20 minučių naudotis viskuo, ar ne? Tai tai ką noriu pasakyti, jų jau nebebus. Dar pardavime yra maždaug galbūt 2 savaitės mes jas turėsim pardavime, o toliau jų jau nebebus. Taip, kad visi, kas myli šitą produktą, kas žino, pažįsta, vertina, nori, tai įsigykite tikrai ne 1, ne 2, o daugiau, nes neaišku, kada jisai bus. Taip pat noriu pasakyti, kad šiandien kompanija dovanoja 35% nuolaidą mūsų nuostabiam Jutik prekės ženklui. Tai yra nišiniai kvepalai. Dabar žiūrėkit, kaip jie atrodo. 100 ml nišiniai kvepalai Bubble, jie yra gaivus, jie yra tonizuojantis, jie yra, tokie, aš nežinau, vasarai, pavyzdžiui, rudeniui tinka labai, pavasarį, žiemą gal labiau saldesni tinka, o čia jie tokie užkuriantis, pakuriantis, tokie labai fainas kvapas. Ir šitie kvepalai, jie kainuoja 125 €, o šiandien nuolaida yra 35%. Tai jūs galite įsivaizduoti, kiek jie jums kainuoja šiandien. Jeigu jūs esate klubo narys, jums šiandien jie kainuoja 100 ml tik 57,20 €. Galite rinkti 100 ml ambergris. Mano sūnui labai patinka, jis jau nežinau, gal 3. ar 4. flakonėlį naudoja. Galite rinktis flamingo, jisai yra labai fainas, irgi gaivus, vasariškas, šviežias. Galite rinktis ir ne 100 ml, galite rinktis 15 ml kvepalus. Jie kainuoja 34 € kataloge. Ir būtent šitas juodas Secret Planet, jisai yra labai panašus į vienus vardinius kvepalus, kurie kainuoja apie 500 €, jeigu žiūrėt kreme dėlė kreme. Tai šitas Secret Planet tikrai yra labai prabangus, toksai vakarinis kvapas. O, žinokit, kaip jisai fainai kvepia. Sakau, su kvepalais draugų nėra, arba patinka, arba ne. Taigi, prekiniam ženklui Jutik šiandien 35% nuolaida, taip pat veido aliejam, kurie yra iš 13 natūralių aliejų, taip pat mūsų prabangiems kremams, paakių, dekolte, krūtinės, veido ir žodžiu, visa šita linija, kreminiai kvepalai yra su 35% nuolaida. Tai jeigu, pavyzdžiui, pakalbėtumėm apie stipriai stangrinantį kūno kremą, tai čia, žinokit, vos neprilygsta plastinė operacija. Labas, Ramunė, kaip sekasi?
Geriausių kūno modeliavimo ingredientų derinys puikiai stangrina glotiną ir tempia odą. L-karnitinas padeda sumažinti riebalinio audinio ir apelsino žievės odos atsiradimą. Akivaizdžiai lieknina ir lygina kūno odą. Poveikis yra panašus į ultragarso procedūrą. Galite įsivaizduoti. Čia yra stipriai stangrinamasis kūno kremas. Hidrolizuotas raudonųjų dumblių ekstraktas, pažangi technologinė sudėdamoji dalis, gerina odos stangrumą ir elastingumą, skatina riebalų mažinimą, žymiai sustiprindamas L-karnitino poveikį. Kofeinas ir jūros dumbliai skatina mikrocirkuliaciją, stangrina kūną ir mažina celiulitą. Šiaurės laminarijos ekstraktas, stiprus antioksidantas, turtingas makro ir mikroelementų, vitaminų ir baltymų šaltinis, akivaizdžiai gerina odos elastingumą, daro ją stangresnę ir elastingesnę. Be to, jis sustiprina antioksidacinius mechanizmus, palaiko apsaugą nuo oksidacinio streso ir suteikia odai gražią sveiką išvaizdą. Tai čia yra ir veidui, ir kaklui, ir kūnui, bet ta prasme, čia yra ant tokio gerumo. Jūs gaunate 120 ml, jo kaina yra tokia solidi kaina, 228 eurai, o šiandien jisai kainuoja minus 35%, bet jeigu jūs tampate klubo nariu, galite įsigyti už 104 eurus su centais. Labas Elenytė, labas Ramunė. Ką reikia padaryti, kad tapti klubo nariu ir turėti 35% nuolaidą nuo savikainos? Reikia tiesiog užsipildyti nuolaidų kortelę, visur, kur varnelės burbuliukai sudėti, taip, žinau, sutinku. Ir jūs metam laiko turite tą 50% nuolaidą, 30-50% nuolaidą. Ir jeigu per metus laiko pasidarot bent vieną užsakymą, jūsų nuolaida prasitęs ir kitiems metams. Ir jūs toliau galite naudotis visom esamom nuolaidom, akcijom, išpardavimais ir taip toliau. Plus, jeigu jūs pasidarote užsakymą už 300 taškų, jūs gaunate nemokamą pristatymą į bet kuriam Lietuvos mieste ir dar gaunate 3% sekančiam apsipirkimui. Tai plus dar dalyvaujate konkurse, kurio prizas yra 120 eurų vertės rinkinys, į kurį įeina kvepalai Unisex Pure Royal, į kurį įeina balinanti dantų pasta, kuri duoda efektą jau po 3-4 savaičių, į kurį įeina akių pagalvėlės, kad jūsų aplink akis mažiau raukšlių būtų. Toliau įeina maisto papildai vitaminas B kompleksas, kuris reikalingas, kad atpalaiduoti nervinių šaknelių uždegimų pasekmes ir žodžiu, įtemptus raumenis, kad nusiraminti, kad nebūtų pavargimo, nuovargio jausmas. Ir į rinkinį įeina kempinėlė trintukas, su kuria galima nutrinti netgi jeigu jūsų automobilis prisilietė prie kito automobilio ir liko dažai. Čia aš pasakoju iš savo patirties, nes vieną kartą buvau įvažiavusi. Savo vyrui truputį priliečiau mašiną ir mano raudoni dažai liko ant jo mašinos. Tai aš, kad tai baisiai neatrodytų, greitai pašlapinau kempinės kampą, nuvaliau ir ne tai baisiai atrodė. Bet kaip yra gerai, kai kietus paviršius labai greitai išvalo. Jinai visa po truputį trešta ir sutrešta, bet jinai padaro savo darbą. Jeigu mes turime lakinius batelius, tie lakiniai bateliai būnant sudaužo nosis ir panašiai, jinai kuo puikiausiai padaro šitą darbą. Taip kad jeigu jūs darėte užsakymą už 300 taškų, tai yra maždaug apie 70-80 eurų, žiūrint kokias prekes dedatis. Tai jums yra šita privilegija. Na kągi, dar noriu pasižiūrėti, gal turite kažkokių tai klausimų man. Jeigu matote šitą nuorodą viršui, galite drąsiai įeiti ir pasižiūrėti. Visą šitą informaciją pasakau, galite patikrinti. Einu pasidalinsiu šitą mano laivą į grupę. Neduoda grupiai dalintis. Gerai, pasižiūrėsim kitaip. Gal duos čia. Aha, va tai va duoda, bet į grupę neduoda pasidalinti. Nu ką padarysi, teks pasidalinti po to. Pasidalinti puslapyje duoda, kaip įdomiai.
Tai va, tai kaip ir kiekvieną laivą aš pasakoju, kad mes turėtumėm pasidaryti postą apie produktą, informacinį, rekomendacinį ir taip pasakoti žmonėms apie tuos dalykus, kurie yra tikrai labai reikalingi, kurie tikrai mums padeda, atriša rankas, mums nereikia kviesti santechniko, nereikia mokėti, ar ne, ir plus jau jos išimamos iš priekybos, taip kad kas mėgstate, užsipirkite į priekį, kad turėtumėte ir kas atliksite užduotį, padarysite postą apie produktą, apie rekomendaciją, apie atsiliepimus, apie tokį informacinį, tai parašykite užduotis atlikta. Tai čia visi mano komandos nariai, kurie nori rezultatų, kurie nori augti, tobulėti ir kviesti žmonės jungtis į savo komandą, nes čia tikrai yra labai fainai. Tarp kitko, mes visi susitinkame rugsėjo 21 dieną, visi, kas yra FM klubo nariai, gali dalyvauti Birštone. Mūsų susitikimas vyks nuo 10:30 iki pat vėlaus vakaro. Mes paskui turėsime ne tik labai stiprius mokymus galingus, kur bus kalbama, kaip uždirbti, laiko planavimas, naujoko startas, saviugda gyvenime ir versle. Tokios temos, kurios tikrai labai padeda žengti pirmyn, išsisklaido visokios depresijos ir visi nefaini dalykai, užsikraunam, pasikuriam rudeniui ir paskui bus paplūdimio tinklinio žaidimas ant smėlio, paskui eisim pirtis, džakuzė, saunas, turėsim vakarėlį, ta prasme, kas kur paslapčių neišduodam, bet ryte taip pat turėsime labai skanius pusryčius, švedišką stalą ir vėl galėsim eiti pirtis, saunas, džakuzė. Taip kad šitas susitikimas yra visiems FM klubo nariams ir aišku galite pasikviesti ir svečių, jeigu norite kartu į vieną kambarį, rezervuokitės vienam žmogui 65 eurai 2 dienom su pusryčiais, su pirtim baseinais, o jeigu tik į mokymus, tai 25 eurai ir būsite visą dieną šeštadienį su mumis, išbandysite visus naujus produktus, išsikvepinsite, išsitepsite, jeigu, ta prasme, kažką tai domina apie naujienas, tai viską matysite ant stalo, galėsime pasidaryti foto, pasibendrauti su lyderiais, paklausti, kaip jiems sekasi ir pasibūti, nes tikrai jau senai turėjom tokį gyvą susitikimą ir šiemet, kažin ar dar turėsim. Tai va, tiek šiandieną norėjau su jumis pasidalinti. Jeigu buvo naudinga, dėkite laikus, širdeles, jeigu matote įrašą, dėkite grotažymę, rašykite įrašas ir jeigu pasidalinsiu šiuo laivu, būsiu dėkinga dėl to, kad mes tikrai kūrėme stiprią bendruomenę, kviečiame ir jungtis, registruotis, tai nieko nekainuoja, jeigu tu įsiregistravai, tampi klubo nariu, registraciją matote viršui ir jūs metus laiko naudojatės visom privilegijom, dovanom, akcijom, nuolaidom, išpardavimais ir naujiems metams jums nereiks ieškoti dovanų, nereiks stovėti eilėse, per kamščius važinėti, per šalčius ir panašiai. Jūs viską galėsite susakyti tiesiog vienos nuorkės paspaudimu į savo adresą ir plėsti netgi savo komandą, kurti per visą pasaulį, nes dabar rekomendacijų online yra labai populiaru. Mes turime visam pasauly savo atstovybės, siunčiam prekes, mes turim savo referalinės nuorodas, elektroninės parduotuvės. Įsivaizduok, kaip yra fainai turėti savo elektroninę parduotuvę, kur tau nereikia rūpintis, kad tenais kiekvieną dieną kažką tai įkelti, kažką tai galvoti, kažką tai ten, žodžiu, nuolaidą daryti. Viską kompanija daro už tave. Tu tiesiog tą elektroninę parduotuvę turi ir naudojasi visom privilegijom. Tai va, gal turit man kažkokių tai klausimų, jeigu galite, prašykite, iš kokio miesto žiūrite, kaip oras pas jūs, kokia saulėta ar apsiniaukus diena. Ir visada mielai atsakysiu jūsų klausimus, jeigu yra kažkokių tai asmeninių klausimų, galite rašyti asmeniškai, skambinti ir bendraukim, padėkim vieni kitiems uždirbti daugiau, gyventi geriau, atrodyti gražiau, jaustis sveikiau ir taip toliau. Tai va, tai tiek šiandieną ir iki kitų kartų. Ačiū, kas buvot.